Gražiausių savaitės epizodų 10 pradeda naudingiausias savaitgalio žaidėjas Aurimas Kieža, kuris blokuoja Pauliaus Abramavičiaus metimą pačioje mačo pradžioje. Kylame laipteliu aukščiau ir 9 vietoje randame greitą Panevėžio Lietkabelio 2 ataką ir Beno Bogdanovičiaus dėjimą. 8 pozicijoje dar vienas žaibiškas antpuolis ir Telšių komandos atstovo Mindaugo Norkaus dėjimas. Septintoje vietoje greita Šakių Vyčio ataka ir Pauliaus Belevičiaus vinis į Marijampolės Sūduvos Mantingos krepšį. Laipteliu aukščiau dar viena Vyčio ataka, šį kartą pasibaigianti Karolio Brusoko galingų dėjimų. Dešimtuką įpusėjame Raseiniuose, kur Žydrūnas keliais gražių perdavimų nemačiomis apdovanoja komandos draugą Vilių Šumskį, o šis ketvirtį baigė 2 taškais su pražanga. Ketvirtoje gražiausių epizodų vietoje 2 epizodai iš Telšių ir Vilniaus Perlo Emerų rungtynių. Nerijus Barauskas iš pradžių blokuoja metimą, bet netrukus vilniečiai perima kamuolį ir Margiris Normantas ataką pabaigė dėjimu. Trečioje gražiausių epizodų vietoje Klaipėdos Naftos Uniekvaservis ataka ir Deivido Keburio dėjimas Šilutėje. Antros vietos vertą epizodą praėjusią savaitę sukūrė Marijampolės Sūduvos Mantingos krajoklis Ignas Labutis, galingai įkrovęs į krepšį greitoje atakoje. Gražiausias savaitės epizodas priklauso Šakių Vyčio komandos lyderiui Ignui Vaitkui, kuris perima kamuolį, skuodžia per visą aikštę ir efektingai krauna jį į krepšį.